Sveiki, štai mano 18 pamoka, kurioje mokysiu, kaip pasidaryti dieną ir naktį. 2D vaizdu. Pirmiausia, einame į objektą, susikuriame naują objektą, pasivadiname diena ir naktis. Toliau einame 2D event, create, susikuriame naują kodą, įkeliame tiesiog valanda, minutė, sekundės. Čia galima nusistatyti spalvą, kokią norime. Šį kodą paliksiu aš jums komentaruose, išaiškinsiu šį per kitur. Čia tiesiog yra surašyti variablės, tiesiog nėra čia ką aiškinti. Einame toliau į add event step, einame control, įkeliame naują kodą. Čia dabar perskaitysiu. 2 reiškia, jei 1 minutė realaus laiko, 24 žaidimo laiko. Tai tiesiog jeigu čia parašytumėte 2, aš parašiau 1, tiesiog kad būtų biškį ilgesnis laiko diena, bet dabar parašysiu 3, kad greičiau viską nereikėtų laukti mums tenai, kai pajungsiu aš jums žaidimą. Tai va, toliau, jei nustatote daugiau nei 30, laikas eina per greit, labai greitai eina, tiesiog diena naktis nespėjate pamatyti, kaip kas keičiasi. Lėčiausiai yra 1 tipo, bet eina nustatyti 0,1 arba 0,001, tada eis labai lėtai, bet rodys milisekundės. Taip, kas čia yra? Tiesiog, jei sekundė yra 60, tada sekundė pasidaro 0 ir prisideda 1 minutė. Jei minutė yra 60 beveik, tada pasidaro minutės 0 ir prideda 1 valandą. Jei valandų yra 23, pasidaro 0. Tiesiog taip. Aš yra, nežinau kas čia yra. Tiesiog taip. Čia yra temimo kodas. Palaipsniui temsta, o čia tiesiog per 12 valandų, jei yra daugiau negu 12, tada pradeda šviesėti, jeigu mažiau minus, tada pradeda tamsėti. Taip, toliau. Jei norite, galite nustatyti 6 ryto ir 6 ryto kiltus arba 18 vakaro ir 18 vakaro leistųsi saulė. Tai tiesiog saulėlydis arba saulė leistųsi arba saulė kiltų. Tiesiog pasakysiu tą momentą, kaip kas atrodo. Tiesiog va, jei bus 18 valanda, nuo 18 pradeda raudonuoti red spalva, tiesiog užsideda ir nuo 19 valandos jau ta spalva red nusijama. Tiesiog tas red ten, kur buvome variablės įrašę, išnyksta. Tai ten red yra spalva. Toliau, čia tiesiog tarp 21 ir 5 turime naktį. Tiesiog čia galite nustatyti kitą laiką, kada prasideda naktis ir kada pradeda kilti saulė. Tai tiesiog tiek. Šis kodas tam. Toliau add event, susikuriate draw, įkeliate naują kodą. Čia tiesiog red, RB. Tiesiog spalva, kokią spalvą užsideda. Čia galime tiesiog pakeisti vietą laiko, kur rašo tą laiką. Čia nustatome 150. Tiesiog ir ką norime išryškinti, aš išryškinau gyvybės. Turi būti minus 60. Svarbu, kad būtų daugiau už tą. Išryškinau gyvybės ir išryškinau plus gyvybės, kad matytų. Išryškinau dar kulkas. Tiesiog padariau šitą skaičių didesnį už šitą skaičių. Ir tada išryškinau. O jeigu jis mažesnis, tada jis temps. Tada nueite į rooms, padedate diena naktis, paleidžiate žaidimą. Ir va, tiesiog matote naktis. O tamsėja viskas. O pradeda švisti po biškį. Aš dabar turiu pasidaręs, kad saulė leistųsi. Tai tiesiog kaip bus 16 valanda, pamatys, pradės raudonuoti. Tai reiškia, saulė nusileido. Tai va taip. Va, dabar 18 valanda raudonavo, saulė nusileido. O 19 valanda prasidėjo naktis. Iš visų ten, va. Tiesiog matot, yra išryškinta gyvybės ir yra išryškinta. Tai tiek šią pamoką, laukiu kitos pamokos. Ir iki, prenumeruokite.